Taigi, sveikos visos, šiandieną, kaip ir žadėjau, vykdau savo planus, keliauju procedūrą, kuri vadinasi ozono terapija plaukams. Tikiuosi labai gerų rezultatų mano plaukams ir iš tiesų man patiks ir būtinai su jumis pasidalinsiu visomis detalėmis ir visų procesu, kuris vyko. Taigi, lekiam! Taigi, štai kaip atrodo mano plaukai praėjus dienai po procedūros. Iš tikrųjų, visas rezultatas, kaip man žadėjo, turėtų pasirodyti būtent po pirmojo plovimo. Tai ką dabar darysiu, eisiu plautis galvos ir stebėsiu visus rezultatus. Ką naudosiu šiam plovimui. Tai būtent šį šampūną, kurį parekomendavo, ir toliau eis kondicionierius. Vakar labai daug informacijos gavau apie šią procedūrą ir iš tikrųjų, jeigu norėčiau viską būtent jums papasakoti, užtrukčiau žiauriai ilgai. Tai trumpai norėčiau pasakyti, ką daro būtent tas ozonas. Tai įsiskverbia į mūsų plauko struktūrą ir tiesiog tuos pažeidimus jis atkuria, kurie buvo padaryti, nežinau, karščio ar kažkokių kitų faktorių. Ir suteikia plaukui gyvybės ir visas tas plaukas tiesiog atgyja. Taigi keliauju plautis galvos ir visus rezultatus stebėsiu ir dalinsiu su jumis. Taigi išsiplovus galvą keliaujam prie plaukų džiovinimo. Dar vienas aliejus mano kolekcijoje, tai naudosiu šį kartą argano aliejų, štai šitokį arganą.
kaip atrodo mano plaukai ką tik po džiovinimo. Iš tiesų, aš plaukų iki galo nedžiovinu dažniausiai, nes palieku juos šiek tiek natūraliai išdžiūti. Nežinau, ar kamerai matosi, jie iš tiesų labai sveikai ir gražiai blizga. Kas keista ir man labai malonu, kad plaukai tiesiog džiovinant paprastu džiovintuvu tapo beveik tiesus. Tai žiauriai didelį pliusą šiai procedūrai dedu ir tikrai rekomenduoju visas merginas išbandyti, nes tikrai jūsų gyvybė plaukose tikrai atsiras. O apie visus produktus, kurie šiandieną naudojau, tai šampūną, kondicionierių ir aliejuką. Tikrai apie juos pašnekėsiu daugiau savo Instagramo bloge. Taigi sekit naujienas ir iki kitų pasimatymų.